Vyrų pusė žiūrint į moteris, didžiausias moters trūkumas yra, galima sakyti, triguba savybė, galima ją įvardinti kaip švelnumas, jo neturėjimas. Švelnumas dvasinis, emocinis ir fizinis. Dvasinis švelnumas tai reiškia, kad moteris turi perimti vyro ideologiją. Jeigu moteris yra ateistė, o vyras yra ortodoksinis religingasis ir jinai nori būtent su šito vyro kurčiaimą, arba jis yra, tarkim, muslimas, tai jinai turi pereiti į jo religiją. Arba, sakykime, jeigu, reiškia, jis yra ateistas, o jinai yra radikali religingoji, jinai turi tapti ateistą, jinai turi perimti jo ateistinių pozicijų gerasias pusės, nes didžiausias vyro trūkumas tai yra nuomonės neturėjimas, tai yra silpnas autoritetas, kuris po to reiškiasi kaip valios trūkumas, ryžto trūkumas, nesugebėjimas daryti greitus, kokybiškus, efektyvius sprendimus ir taip toliau. Kitaip sakant, didžiausias vyro trūkumas tai yra neturėjimas stiprių minčių.